Pirmasis vizualus objektas, kurį norėčiau sukurti, tai metų dimensijos parinkčių objektas. Kad tai padaryčiau, pasirinksiu meniu komandą Layout, Select Fields. Galimų laukų sąraše pasirinksiu lauką data.metai, nuspausiu mygtuką Add ir nuspausiu mygtuką OK. Objektas atsiras lape. Noriu pakeisti keletą šio objekto savybių. Tam dešiniu pelytės klavišu spragtelsiu objekto antraštę ir pasirinksiu komandą Properties. Aktyvuosiu puslapį Presentation ir nurodysiu, kad noriu matyti objekto reikšmes keliais stulpeliais, noriu, kad jie būtų rikiuojami pagal eilutes ir kad kiekviena reikšmė būtų apvesta linija. Po to nurodysiu, kad objekto reikšmės bus lygiuojamos per centrą. Aktyvuosiu puslapį Sort ir nurodysiu, kad objekto reikšmės nebūtų rikiuojamos pagal parinkčių būseną. Nuspausiu mygtuką OK, kad išsaugočiau savybės. Po to pasirinksiu komandą File, Save, kad išsaugočiau aplikaciją.